komandos, pirmoji ir antroji, tai yra teigiančių ir neigiančių, ir bandome diskutuoti, patys išsirinkome temą. Gaunate labai gražią pravardę, ar ne? Viskas yra labai puiku, labai gražu, bet štai tokia yra situacija. Jūs gaunate tokią pravardę, kuri yra įžeidžianti. O jūs kaip manote, jums tai patiktų? Galima būtų kažkaip gražiai pakoreguoti. Juk ir šeimoje mes ir kačiukais, ir meilučiais vadinamės. Trečiasis teigiantysis turi susakyti savo sustiprinti argumentus ir pribaigti jų argumentus taip, kad žodžiu, parodyti, kad jie buvo neteisūs. Ir pagal tam tikrą tvarką vyksta argumentavimas, reikia viską žymėtis, viską žiūrėti, nes tai yra varžyba. Šitoje vietoje yra komandinės varžytuvės. Iš tikrųjų labai buvo keista stebėti mūsų mokyklos vadovės poziciją, nes jai teko pabūti tuo laikrodininku, sakykime, laiko matuotoju. Ir kada jinai negali net pasakyti savo nuomonės, įsikišti, o vis dėlto vadovas, mes puikiai žinome, kad jisai turi kažkokią savo nuomonę pasakyti arba tiesiog priimti tą tokį jau galutinį sprendimą. Ir čia vis dėlto teko stebėti mūsų komandos darbą visiškai šalies ir visiškai negalint mums padėti. Tai buvo labai keista iš tikrųjų stebėti, nes kaskart atrodo vis laukdavai kažką pasakys, kažkokią kritiką, kažkokią pastabėlę, kad jūs ne taip darote. Aš tikėjau, kad mes per daug esam individualistai ir kad mums sunkiau yra susitarti, bet realiai tai mes viską labai galim greitai padaryti. Ir tas perlipimas per savo ego mes išmokom, mes klausom. Kai visą laiką galvodam, kad mes neklausom vieni kitų, kad esam tik tai aš, pasirodo, mes labai gražiai visą tai komandai darom. Mini mokymai turbūt įdomesni ir naudingesni tuo, kad labai daug yra praktinės veiklos. Teorijos mes gaunam labai mažai ir ta praktinė veikla, kada tu tiesiog negali atsiskirti nuo kolektyvo. Jeigu eina komanda, tai dar dalį laiko tu gal, sakykime, gali savo pamastyti, bet vis tiek tu jautiesi komandos žmogus ir tada jau nori, nenori. Ir paskui žiūri, kad jau net ir iniciatyvą perimi ir dirbi su visais kartu ir viskas labai smagu. Šių mini mokymų tikslas buvo pakeisti mokytojų požiūrį į bendravimą ir bendradarbiavimą ir akivaizdu, kad mums tai sekasi. Todėl, kad viena iš problemų, ką įvardijo šita mokykla, yra tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenę ir ne tik renginių požiūrių, ar ne? Tai yra į strateginio planavimo, į veiklų planavimo, į bendravimo su vaikais, galbūt netgi galim sakyti mokyklos tos tokios kultūros bendros formavimo. Mokytojai įvardijo konkrečiai, kad jie tikrai tapo daug drąsesni, kad jie mato kelius, kuriais yra galima jau eiti, kad jie jau dėliojasi galvoje vienas, kitas, trečias veiklas, ką jie konkrečiai darys pasibaigus šitiems mini mokymams. Mes iš tikrųjų džiaugiamės ir labai stebimės, kad toks nedidelis miestelis turi tiek daug entuziazmo. Labai norime rytoj atsisveikinti ne visiems laikams. Čia tikrai buvo smagu ir mes mielai čia sugrįšime. Ugdymo plėtotės centras. Inovacijos ugdymui.